Girdėjau labai įdomų gandą. Oksana su Simu išsiskyrė? Ne. Nu tai negirdėjai tada. O jie išsiskyrė? Tai ką aš žinau, tai ir klausiu, ar tu girdėjai. Nieko apie tai negirdėjau, aš apie kitą gandą kalbu. Klausyk, žaidžiam čia kažkokią tai sugedusią iPhone'ą. Normaliai pasakyk. Kad jūs dėstytojai tapot? Tai pats pasakė ir dabar pikdžiugiškai čia šipsais. Jeigu jau milijonierius ką nors nestandartiškai padaro, tai viskas. Varguoliui didžiausias džiaugsmas čia jau patampa. Geriau negu 5 litai prie atlyginimo. Taip, nu. Pakvietė mane paskaityti paskaitą, kad papasakočiau, vat, ne taip, kad ten iš knygučių kaip paskaityti, o vat, iš gyvenimo, iš praktikos, kaip milijoną užsidirbti, kaip nu, iš kokių, iš dešų pavyzdžiui. Tai kaip sekėsi paskaitą skaityti? Tai aš nieko neskaičiau. Tegul studentai ir skaito. Aš kalbėjau. Ne, nusekėsi gerai, kaip pasakyti. Viskas fainai, ten aš kalbėjau, jie įsižiūrėjo, klausė, kiekvieną žodį užsirašinėjo, skrebena, tai savo parkeriukais. Tokie visi persigandė, atrodo, sėdi, tylus, ramus, nori klausimą užduoti, taip nedrąsiai ir dreba balsas. Aš nežinau, tai žvaigždėjam ten esu praktiškai, čia tas pats, kas į kokią muzikos pamoką ateitų Baskovas arba Lady Gaga. Tai ir aš verslė taip pat kaip jie. Gal kokią santrauką galit padaryti, ką ten pasakojot? Nu tai ką, aš papasakau pagrindinius dalykus, kad reikia daug gaminti, pigiai parduoti ir daug reklamuoti svarbiausia. Papasakau, paskui pasakau apie savo hamerį, apie baseiną prie namų, kaip savaitgalį Kanuose prisigėriau. Žodžiu, atskleidžiau tokią milijonieriaus kasdienybę, tą kasdieninę duoną. Tai pasakau jaunimui, kaip iš tikrųjų tie milijonieriai gyvena. Bet pasakysiu atvirai, su tokiu jaunimu tai mūsų verslas toli nenueis, tikrai. Kodėl? Tai kad perspektyvos silpnos. Kad būtų įdomiau, tai uždaviau jiem tokį klausimą iš praktikos. Ir reiškia, problema tokia. Lenkiški chemikalai graužia darbuotojams akis, jie po pamainos negali 3 dienas dirbti ir ašaroja. Ką daryti? Ir ką studentai atsakė? Tai ką tu atsakytum? Pakeiskit chemikalus ne tokius kenksmingus. Va, ir jie tą patį atsakė. Žodis žodin. Su tokiu mąstymu milijonierium tikrai netapsi. Teisingas atsakymas. Nupirk darbuotojams apsauginius akinius. Jeigu tai nepadeda, keis darbuotojus. Jeigu ir tai nepadeda, keis chemikalus. Nu, va, šiuolaikinis jaunimas niekaip kažkaip neįsikala į galvą, kad svarbiausia yra prioritetai. Akiniai, darbuotojai, chemikalai. Aišku. Gerai man čia plaukai? Gerai? Ką? Nu, taigi klausiu, ar plaukai man nepasišiaušė. Ne, normaliai. Nu, tai gerai, nes pasikviečiau po paskaitų vieną studentę papildomai pastudijuoti. Fakultatyviai. Čia svarbi tik tai pirmoji žodžio dalis. Gerai, eik jau iš čia su tą savo kamerą, nes jau jinai ateina. Nors ne, tu tai eik, o kamerą tai palik.